Sveiki bičiuliai, už nugaros šilumos siurblys ir šiandien video tema kokios bėdos su šilumos siurbliu. Na daug esu visokių grupių ir mačiau daug nusiskundimų, kai prasidėjo šalčiai. Tai šiandien papasakosiu apie savo šildymo sistemą, apie iššūkius, kiek elektros, kokios problemos, apsimoka, neapsimoka, tai tikrai manau bus įdomu, nes pats išbandau pirmą žiemą ir žiemą tikrai šiais metais tikrai galima vadinti žiemą. Tai dabar pakalbėsim apie plotą, kurį šildau. Tai pirmam aukšte yra 13 kvadratų ir tai yra mano elektronikos dirbtuvės. Tai šildau visą šitą patalpą ir šildau antrą aukštą. Tai antram aukšte irgi čia yra laiptai ir yra studija mano. Tai tuoj parodysiu studiją. Apžiūrėsim visą plotą, tada pakalbėsime apie patį šilumos siurblių daugiau. Antram aukšte yra 24 kvadratai. Tai lubų aukštis gal 2,5 metro. Tai čia yra mano perklausų kambarys, studija, fotografijai, filmavimams ir montavimui video. Tai bendras plotas yra netoli kažkur tais 40 kvadratų. Ir mano šilumos siurblio galia yra 3,8 kW TCL-as. Tai pirmi metai, kai jį pats susimontavau ir bandau, tai dabar eisim, apžiūrėsim, ar nepaugęs ledais. Tada pakalbėsim apie elektros sąnaudas. Tikrai, kaip sakant, nesitikėjau, kad būsiu patenkintas šilumos siurbliu ir negalvojau, kad jie dirba tokiom ekstremaliom sąlygom. Pas mus čia Kuršėnuose mažiausia temperatūra buvo 30 gal 2 laipsniai. Bet buvo daug dienų, kai buvo 15, 16, 20. Ir tikrai šitas mano šilumos siurblys pavežė. Aišku, tai yra oras sistema. Daug kas naudoja šiais laikais oras vanduo, kad pasišildyti ir boilerius. Tai dabar parodysiu patį šilumos siurblį. Tai šilumos siurblys, kaip matot, yra štai čia sumontuotas. Pats susimontavau. Aišku, dar yra, ką reikės perdaryti. Nesu visai patenkintas. Dabar, kaip matot, yra atsilaidinimo ciklas pasileidęs. Na, tokiom sąlygom dabar apie -10 gal lauke yra, tai pasileidžia karts nuo karto, išsitirpdo. Na ir kaip matot, čia yra užklotos po apačia lentos statybom, kur naudojau. Tai kalnelis gal 20-30 cm, kaip matot, yra ledo priaugęs. Tai va, mačiau, kad turi problemą žmonės, kurie ant žemės susimontuoja ir nebėra kur dėtis ledui, tai tenka tirpinti, daužyti. Pas mane šitos problemos nėra. Prie -35 jokių. Prie -31, kaip minėjau, 32 jokių problemų neturėjau su šituo šilumos siurbliu. Nebuvo, kad neprišildytų mano patalpų. Tikrai šilumos pakako. Aišku, viršutinio aukšto jau pilnai nebeprišildė palėpės, nes paaiškinsiu dėl kokios priežasties. Tai, kad kas montuosit, ketinat montuoti tokiuose patalpose, duosiu gal patarimų, kad nepadarytume tokių klaidų, kaip aš esu padaręs. Tai tokia klaida yra, kad, kaip matot, yra laiptų niša ir čia atrodo, kad turėtų cirkuliuoti, kilti šiltas oras į viršų ir nėra čia tas atstumas, čia kokie gal 3, gal 4 metrai, bet maža cirkuliacija. Tai nežinau, jeigu montuosit, gal galvokit, kaip daryti, kad būtų geresnė patalpos cirkuliacija, nes kai nukrito temperatūra žemiau -20 jau, tai čia buvo užstatyta 25, tai daleiskim ten iki 18. Tai 7 laipsniai netgi skirtumas. Toksai didžiulis skirtumas, ten daugiau išviesta, nespėja susirkuliuoti ir neapšildo tos patalpos. Tai toks patarimas, kad apgalvokit tokius dalykus į gyvenamos patalpos. Ar aš esu patenkintas, oras, tai ar dėčiau dabar oras vanduo, kažkokį grindinį šildymą daryčiau, tikrai ne. Vienintelė tokia didžiulė priežastis yra sąskaitos. Mačiau sąskaitėlės po 1000, po 700 kW elektros žmonės pritratina. Aišku, gyvenami namai, bet reikia atsižvelgti ir tai, kad tie gyvenami namai yra naujos statybos dauguma. Ten 150 kvadratų ir tokios sąskaitos. Aš dabar pasakysiu taip, už šitas patalpas visą laiką yra šildomas ir visas mėnesis vidurkis temperatūros buvo maždaug -10. Tai man kainavo apšildyti 90 eurų. Temperatūra užstatyta ant šilumos siurblio, kad būtų apatiniai patalpoje 18 laipsnių. Kai ateinu čia darbuotis, užsistatau 25 ir tada pricirkuliuoja. Dabar kai -10 laukia, tai temperatūros skirtumas apačios nuo viršaus
gal 1-2 laipsniai maždaug. Tai tikrai prišildo, tikrai pakanka ir esu dėl to patenkintas, nes oras, mano manimu, kad mažom patalpom yra daug ekonomiškiau negu oras vanduo. Ne, gal dėl to pas mane mažiau tos elektros suka, nešildo vandens ir pati kvadratūra dėl to, kad yra maža, bet į savo gyvenamą namą, mano namas gyvenamas dabar yra įrengtas maždaug apie 60 kvadratų gyvenamo ploto, tai irgi dėsiu oras ir gali būti, kad dėsiu arba split sistemą, arba bus 2 atskiri šilumos siurbliai netgi. Nežinau, reikės pasidomėti, nes visą namą ketinu apšiltinti apšiltinimo medžiagą, tai parodysiu šiek tiek savo gyvenamą namą per langą šitos palėpės. Tai vat matosi, vat namas, dalis aišku jau yra apšiltinta, bet yra dar neapšiltinto, antras aukštas dar irgi laukia remontų. Tai irgi mano planas yra nedėti oras vanduo, nes, nežinau, paprasčiausiai pasižiūrėjęs tas sąskaitas, tai per šitą patalpą, jeigu ten dar oras vanduo įsidėčiau, gali būti, kad ten prisuktų tiek tų kilovatų, kad pusę atlyginimo reikėtų susimokėti. Tai kokie patarimai? Patarimai rinktis. Šilumos siurblį ne per daug galinga irgi gal, nes šitom patalpom, vat, dabar ką aš čia va šildau, tai jisai yra būtent toks parinktas, koksai turi būti. Nes jeigu atšala temperatūra labai stipriai lauke, tai atsižvelkite tai, kad šilumos siurblys gali būti, kad jis dirbs kiaurai be sustojimo. Tai kokie jau bus maksimali galia, tiek jisai ir vinios kiaurą parą. Tai į valandą mano, daleiskim, šitas, kur aš turiu, elektros naudoja 1 kW deklaruoja, kad naudoja ir šildo iki minus 35, kai yra lauke. Tai buvo 32, problemų nebuvo, aišku, koeficientas jau krenta, tikrai ten nėra kažkokių stebuklų, bet patalpas tikrai apšildo ir jo pakanka. Tai toksai trumpas video apie mano šilumos siurblį. Ir taip, aš Webasto dar tebeturiu, kas mane stebit, esat matę kitus video, tai esu tą kinietišką Webastą nusipirkęs, dabar bijau sumeluoti, ar 4 sezonas ją naudoju, tai dabar yra garaže jinai pajungta ir mano darbo patalpoj ten, kur dirbu prie suvirinimu visokius darbus, metalo darbus, motociklų savo tvarkau, tai šildau garažą, bet ar apsimoka? Dabar palyginkim, kiek kainuoja šildyti, pavyzdžiui, čia kaip pavyzdys Webastą, patalpas ir šildyti šilumos siurbliu. Man su Webastą, ant minimumo nustačius Webastą, būdavo elektros ten 30 vatų, kai įsikočiuoja įima tik tai, bet dizelino užtekdavo 5 litrų parai daugmaž. Tai šilumos siurblys va šito galingumo dabar ką aš turiu, jis visą kiaurą parą dirba ir į valandą, jeigu blogiausiam sąlygom ima apie kilovatą, galit paskaičiuoti, tai per parą gali daugiausiai paimti 24 kilovatus. Tai kas gaunasi realiai, blogiausiam sąlygom bus scenarijus tas pats, kas su Webasta ant mažiausios padėties šildantis, tik tiek, kad čia nereikės terliuotis, tepliuotis, vežiuoti saliarkos ir taip toliau. Bet to blogo scenarijo, kad jis visą laik suktųsi ir imtų visą parą kilovatą, tikrai nėra. Realiai dabar yra kažkur tais į parą apie šilumos siurblys apie 12 kW, 12-15 kW elektros suvartoja. Jeigu oras ten, daleiskim, atšils, temperatūra pakils iki -5 tik tai bus netgi mažiau suvartojama, o jau kaip apie 0 būdavo, patalpas ten pašildo įsijungia, tai būdavo į parą 5 kW. Tai maksimaliai, aš manau, taip realiom sąlygom yra apie 15 kW, tai galite pasiskaičiuoti. 10 dienų 150 kW, tai 30 dienų 450 kW, galit pasidauginti ir matematika labai paprasta, gaunasi truputį virš 100 eurų. Tai man buvo pavyzdys 90 eurų, gal kažkiek ten kelias dienas buvau pasimažinęs temperatūrą, gal mažiau darbavausi, nebuvau užsikėlęs čia iki 25 apačioj besidarbuodamas, tai va, 90 buvo ir 5 ar 3 eurai kažkur tais sąskaita. Tai nebuvo tikrai baisiai, aišku, šis mėnesis buvo, dabar gausiu kitą mėnesį sąskaitą, pasižiūrėsim, aišku, yra skaitiklis, tai manau nufilmuosiu kitą video, nes buvo rekordinis mėnuo, visas mėnuo buvo ten labai šaltas, o čia kalbu apie praeitą mėnesį, kur buvo vidurkis 10 laipsnių šalčio,
Tai manau, ten, irgi gali būti, kad prisuks tikrai 120–130 eurų, bus 30–40 eurų tikrai, manau, skirtumas negu dabar. Tai jums patiems spręsti, kaip toks šildymas. Man, kadangi aš čia užsiemu visokiais projektais, darbeliais, darbais savo, tai mano manimu, kad negaišti laiko, pajungi užstatyti temperatūrą, pamiršai, tikrai nėra brangus variantas. Būtent mano atveju niekam neperšu, nekišu, bet manau, kad šilumos siurbliai yra tikrai tokių šildymų, visokių paprastų tikrai ateitis, nes nereikia, kaip sakant, purvintis. Malkom irgi namą pats šildau, tai irgi skirtumas irgi, aš skaičiavau, kad virš 100 eurų gaunasi prasišildyti. Tai reikia nepamiršti, kad reikia atsivežti tas malkas, susikapuoti, reikia ieškoti visokių briketų pjuvenų ir taip toliau, kai dabar šalčiai užėjo, nei tų briketų, nei nieko, nei vienoj parduotuvėj Šiauliuose nebuvo įmanoma rasti. Tai aišku, tokie čia nukrypimai, tai galit užduoti klausimų, su mielu noru atsakysiu. Šito šilumos siurblį jau esu pasijungęs ir naudoju nuo rudenio pradžios maždaug. Tai šildžiausi ir rudenį, ir dabar žiemą, ir dabar, kai buvo ypatingai dideli šalčiai. Teko pažiūrėti jo galimybės, ar tikrai paveža. Tai tikrai patvirtinu, kad paveža, bet aišku, šilumos siurblys oras yra ir yra kiti, kur naudoja kondicionierius kaip šilumos siurblius. Tai reikia to nemaišyti, nes yra kiti, kad prie -20 jau ir nebepaveža ir nebeveikia. Šitas būtent, kur pas mane sumontuotas, tai jisai veikia prie daug žemesnių temperatūrų. Kam patiko šis video, nepamirškit paspausti like, parašyti komentarą, o dabar iki.